Gyvenu kūrybą, sako jauna menininkė Simona Juškevičiūtė galerijoje Erika pristatanti savo darbus. Vieną paveikslą sukuriu per kelias dienas, o kitas mėnesiais stovi neužbaigtas. Išgyvenimais dalinasi mergina. Žvilgsnį patraukiant galerijos sienos kabantis įmantriai dekoruotas smuikas. Tiesa, griežti šis instrumentas jau nebetinkamas, tačiau anot kūrėjos jis tikrai skamba, tik kitokia sielos muzika. Dar viena detalė, kuri sutinkama Simonos Juškevičiūtės kūriniuose – kaukė. Jis subtiliai iškyla menininkės tapybos darbuose, kaukė tarsi apglėbė ir įmantrųjį smuiką. Menas, mūsų gyvenimas, vieni su kaukėm, kiti be kaukių. Ir kad tai yra simbolika ir kad man labai svarbu tas sąskambis su siela, tai ir yra simbolika, pasirinkau būtent smuiką, kad per meną, per tos subtilius gražius dalykus kultūros tik tada siela suskamba. Tapau tai, ką jaučiu, kas sukasi mano mintyse, netgi tai, ką susapnuoju, pasakoja menininkė, visada pabrėžinti, kad yra kaunietė, labai mylinti šį miestą. Man kūryba tai yra kalba sielos, kurios aš negaliu užtildyti ir šita kaip dovana ar programa, kaip nori vadink, ar tai informacija įdėta, ar tai kažkokie dalykai ir negali jų užtildyti ir supratau, kad turi eiti ir į viešumą, kad irgi yra tam tikras laiko tarpas, kada tu kuri ir laikai darbus, tiesiog jų yra kaupėsi. Ir nusprendė ateina tas laikas, kad turi dalintis informaciją, rodyti savo kūrybą. O kaip žmonės vėl priims, tai aišku vėl subtilūs dalykai. Ir nors kūrėja tikina vis dar ieškanti savo vietos meno pasaulyje, jos fantazija ir užsidegimas stebina. Jaunos moters rankose kitaip kalba drobė. Pastelinės spalvas keičia ryškios, tačiau niūrių tamsių atspalvių beveik nepastebėsime. Ypač paveiksluose jų labai mažai. Pritrūkusi išraiškos teptuku, menininkė ima tapyti tiesiog pirštais. Pačiai labai netikėtas patyrimas toks, kaip pasakyt, smagu, kaip tie vaikai pirštais pasiėmė etapų. Daugelis žmonių jau pastebėjo, kad Simonos kūriniai, paveikslai, aksesuarai, interjero detalės spinduliuoja džiugesiu, gėriu ir šilumą. O juk būtent tai ir svarbiausia artėjant šventiniam laikotarpiui.